Pakalbėkime apie amžinus ir sakramentinius, net galima sakyti, inteligentijos klausimus. Kas kaltas, ką daryti ir išvis nuo ko viskas prasidėjo. Visada, kai kokie nors inteligentai, atsiminkime, kad ir mūsų steigiamojo Seimo narius, tuos begalinius muzikantus, filosofus, ekonomistus, teisininkus, rašytojus, žurnalistus ir taip toliau. Tai va, kada kokie nors inteligentai atveda kokią šalį prie bedugnės krašto, prasideda jos sielvartavimai, dūsavimai dėl esamos situacijos ir dėl jos priežasčių. O kodėl taip atsitiko? Juk norėjom kaip geriau, norėjome gyventi kaip Švedijoje, o gavosi tik kažkodėl toks anekdotiška švediška šeima, nors kai kam gal ir nuskilo koks švediškas stalas. Ir jokie valdančiojo elito pasidrąsinimai, pasigyrimai apie neva istorinę Lietuvos sėkmę nepadeda. Istorinė sėkmė vis ryškiau transformuojasi į tokią egzistencinę nesėkmę. Kaip sakoma, gerais ketinimais dažnai pagrįstas kelias į pragarą. Todėl ir prasideda aimanavimai, ypač taip vadinamos nesisteminės opozicijos tarpe. O kas dėl viso to kaltas, kągi daryti, nuo ko viskas prasidėjo? Dėl kaltininkų ir dėl pradžios girdisi įvairios nuomonės. Daugiausia visi kaltina poną Vytautą Landsbergį ir taip vadinamus landsbergistus. Nemaža dalis teigia, kad vis dar trukdo kažkokie mistiniai komunistai ir KGBistai, kurie kaip kokie dinozaurai išliko dar vis dar įtakoja politiką. Yra ir tokių, kurie dėl visko kaltina buvusią Tarybų sąjungą, neva sugadinusią lietuvių mentalitetą, dabartinę agresyvią Putino Rusiją, kuri atseit nori atkurti imperiją, ar net ir konservatorius, kurie yra slapti tos pačios Rusijos įtakos agentai. Dar kiti visas Lietuvos bėdas pradeda skaičiuoti nuo jos įstojimo į Europos Sąjungą arba nuo Pakso apkaltos laikų ir panašiai. Paskutiniu dabartiniu metu dar girdime kvietimai grįžti prie Sąjūdžio ištakų, prie jo pirminės programos, prie neutraliteto idėjos. Vienu žodžiu, nesisteminių politikų ir visuomenininkų galvose visiška tokia eklektiška manų košė. Deja, beveik visi jie, ieškodami atsakymą įvardintus šios laidos pavadinime klausimus, mąsto įprastos tokios sąjūdistinės paradigmos ir mitologijos ribose. Atseit buvo geri Sąjūdžio pradininkų ketinimai, o ir pats projektas buvo geras, bet vėliau blogiečiai kažkokie, blogi žmonės ar blogos aplinkybės viską sugadino. Panašaus pobūdžio samprotavimai girdimi bei skaitomi įvairiuose nesisteminės opozicijos veikėjų informacinių resursų tekstuose bei video įrašuose. Apstu panašu tokių samprotavimų ir oficiozinėje Lietuvos žiniasklaidoje, bei kai kuriuose Seimo narių pasisakymuose.
Mano galva, tokie paaiškinimai tai arba tiesiog neišmanymas, arba naivumas, arba mėginimas užsukti kažkokį tai naują iliuzijų ratą. Taigi, vienaip ar kitaip tenka tiesiog grįžti prie ištakų ir pirmiausia prie pačio projekto. Kaip teigia rytietiška filosofija, jeigu žmogus ar visuomenė patenka į problemišką situaciją, tai išėjimo reikia ieškoti ten, kur įėjimas. O Lietuvos atveju įėjimas įvyko 1990 metais kartu su anuometiniais sąjūdžio veikėjais. O šie veikėjai, ypač kūrybinės inteligentijos atstovai, kurdami nepriklausomas demokratinės Lietuvos projektą, buvo akivaizdžiai susižavėję vakarietiškų gyvenimo būdų. Nors galima, žinoma, daryti prielaidą, kad kai kuriuos tuo gyvenimo bruožus jie ir patys nepakankamai žinojo. Bet tai jų, žinoma, nepateisina. Reikėjo žinoti daugiau ir mąstyti giliau, jeigu jau apsiėmė spręsti tautos likimą. Viso to pasėkoje būtent sąjūdžio pradininkai, norėdami to ar nenorėdami, suvokdami ar nesuvokdami, padarė dvi esmines klaidas, kurias šiuo atveju, kaip teigia kadaise Napoleonui jo pagrindinis diplomatas Taleyranas, kurios yra blogiau nei nusikaltimas. Kokios gi tos klaidos? Tai pirma, jie neatsiklausė žmonių, pakeitė socialinę ekonominę santvarką, privatizavo ir prichvatizavo buvusį socialistinį visaliaudinį turtą nomenklatūrinio tokio kapitalizmo naudai. Priminsiu, kad kapitalizmas į Lietuvą buvo atgabentas be jokio referendumo, faktiškai kontrabandos būdu. Tarp kitko, ar kas atsimena, nuo ko prasidėjo lietuviškas kapitalizmas? Ogi privatizuotų apmokamų viešųjų tualetų. Tikriausiai todėl iki šiol taip ir dvokia visą šį parazitinę sistemą. Antra, jie pakeitė civilizacinius Lietuvos egzistavimo pamatus. Pervedo šalį kaip kokią bandą iš istoriško priešo, su kuriuo mūsų protėviai kovojo dar Saulės ir Žalgirio mūšiuose pusę. Nuo kryžiuočių laikų Lietuvoje vokiečių karių nebuvo iki 20 amžiaus. Tačiau nuo Pirmojo pasaulinio karo šiandien bus jau trečias kartas, kai vokiečių kariuomenė įžengė Lietuvos žemę, nepaisant Lietuvos Respublikos konstitucijos. Ne vienas dabartinių oficiozinių Lietuvos politikų dėl to nepareiškė jokių abejonių, tuo labiau protesto kažkokio. Ir nors šios klaidos buvo įvilktos į tokį gražų nepriklausomybės ir demokratijos rūbą, tokiu būdu įvyko dviguba išdavystė faktiškai, socialinė ir istorinė. Kaip rašė žinomas XIX amžiaus politologas ir sociologas Aleksis de Tocquevillis, išdavystės sąskaita jokia pažanga nėra įmanoma. Būtent tai ir atitolino politinį Lietuvos elitą nuo liaudies ir tautos, bei pavertė jį piniginiu tokiu daiktu savyje. Dabar aiškėja, kad tai ir sudarė esminės prielaidas nacionalinės valstybės erozijai. Dabar kai kurie buvo buvę sąjūdžio aktyvistai dar dėl įvairių aplinkybių nustumti į politinį tokį užribį, vis dar bando pateisinti anuometinį savo nusistatymą.
ištaisyti neva kažkokių blogiečių, marsiečių padarytas klaidas, sugrįžti į valstybinius postus, nu ir išvesti Lietuvą į šviesos ir tiesos kelią. Jie faktiškai nori daryti tą patį, tik daryti geriau. Kas tai geriau ir nuo ko ta jų gerovės valstybė priklauso, bei kokioje geopolitinėje erdvėje ji gali egzistuoti, tai jiems, žinoma, nė motais. Ir kaip teigia psichologai, savo klaidų žmogus niekada nelinkęs pripažinti. Jis suras 1000 teorijų, loginių argumentų jas pateisinti. Kadaise Arvydas Juozaitis parašė tokį garsų straipsnį, Istorinė klaida jis vadinasi. Taip jis pavadino Vytauto Landsbergio išrinkimą aukščiausios tarybos, kuri vėliau atbuline data buvo pavadinta atkuriamojo Seimo pirmininku. Deja, istorinė klaida buvo padaryta anksčiau ir prie jos prisidėjo ir pats paminėto straipsnio autorius. Taigi į klausimą, nuo ko viskas prasidėjo, atsakymas paprastas. Reikia pripažinti padarytą istorinę klaidą, kuri buvo blogesnė nei nusikaltimas, nes kitaip, kaip šūkaudavo Sąjūdžio mitinguose, bus tiesiog gėda visiems. A realiai tai tiesiog krachas galimas.